mes esame kūnas, kas iš jūs pripažįsta, kad yra kūnas pas mus. Yra, ne? Jeigu gnypsit, pajausit, kad yra. Yra siela. Kas gali pasakyti, kad yra siela pas mus? Kaip reikia gnypti, kad pažiūrėt. Ja, siela tai, pavyzdžiui, jeigu pasakysiu kokį nors žodį apie tave, tu supyksi, ne? Arba apsidžiaugsi. Ir čia yra, žinai, mūsų ne kūnas apsidžiaugia arba supyksta, bet yra siela viduje. Ir yra dvasia. Ir ta dvasia, jinai, kada mes esame priėmę Jėzų Kristų savo gyvenimą, tada jinai gyva, kada nesame, tada jinai miega. Tai Biblija sako. Ir šiandieną mes kalbėsim apie tai, kad išgelbėtas žmogus, išgelbėtas nuo pragaro žmogus, tas, kuris savo gyvenimą atidavė Dievui, kad jisai mato kur kas daugiau negu tas, kuris yra neišgelbėtas. Atsiverskime Romiečiams 8 skyrių. Kaip mokykloje. Taip, toks puslapis, skyrius toksai, šiandien eisime tokią temą. Romiečiams 8 skyrius. Nuo 19 eilutės. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergė jo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Čia 21 eilutė, kad ir pati kūrinė... 20. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei. Mes matome, kad neišgelbėtas žmogus, jisai sako, kad alkoholis yra linksmybė. Bet galutiniam rezultate matom, kad tai tuštybė. Jis sako, kad pinigai yra vertybė. Bet kai išvažiuoja žmonės į užsienį uždirbti, mato, kad viduje lieka tuštybė. Ar ne? Kiti sako, kad seksas yra vertybė. Ir eina iš vieno kaimyno pas kitą kaimyną ir pas trečią kaimyną ir galiausiai sako, tai yra tuštybė. Nes tai yra, neduoda jokio sotumo jausmo. Pradžioje, kai pirmą kartą kažką tai darai, pavyzdžiui, pirmą kartą gavai didelį atlyginimą. Vau, žinai, atrodo, geras, žinai, pinigai iš tikrųjų duoda daug. Bet iš tikrųjų paskui matai, kad tai yra tuštybė. Nes tie pinigai, jie tiesiog įkrito į kišenę, bet viduje ta pati tuštuma liko. Ir šičia sako, kad kūrinyje be Dievo jinai visada visur jaus tuštybę. Ir mes tie, kurie turime kūną, sielą ir dvasia mūsų gyva, mes turime žinią tiem žmonėms. Žiūrėkit, dar sykį skaitom 19 eilutę. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Žmonės, neišgelbėti žmonės, jie su ilgesiu laukia, kada kažkas tai jiem pasakys tai, kas užpildys tą tuštybę. Gal nupieši ką nors, kad mažiau reikėtų kalbėti. Iš tikrųjų, kai nupieši, tada paskui nebereik to pačią kartuoti, visi mato. Tarkim, čia yra paprastas žmogus, kur vadinasi čia kūrinyje, kuri paveldėja tuštybę, ne? Jisai yra rėmuose. Ir tie rėmai yra... Jisai už tų rėmų ribų nemato nieko daugiau. Tie rėmai gali būti, pavyzdžiui, natūralūs instinktai, ne? Instinktai. Tai yra pavalgyti, pamiegoti, ne? Natūralūs instinktai. Pailsėti. Paskui yra, tarkim, kultūra, ne? Visi yra išsilavinimą, kažkokį turi išsilavinimą. Ir kažkokį turi, kaip čia pasakyti,
tarkim, kalėdos, ne? O, žinai, kalendorius, raudona šventė. Gerai, pažiūrim, raudona šventė, jinai atstovauja ką? Dovanėlę, žinai, eglutę reikia pirkti. Ir jie eina, daro tai, kas yra kultūrinis, žinai, išsivystymas, bet galiausiai aš buvau vakar po Maksimą vaikštų, o žmonių pilno tenai. Ir tenai eina moteris prieki, o iš galo vyras, žinai, ir moteris sako, reik dar tą nusipirkti sąrašiuką, taip nešasi vyras iš paskos, užteks. Mums gal nereikia, užteks tą žvakutę, užsidegsim, žinai, bus šventė, užteks, žinai. Ir ne vienas, žinai, ir vaikšto taip, atrodo, visi po Romą, ne, bet vienas velkas iš paskos nirzgėdamas, o kitas, žinai, moteris iš tikrųjų turi tą kruopštumą, jos nori tenai papuošti, bet galiausiai, kai jie visą tai ant stalo sudeda ir tą žvakutę uždega, ar jie jaučia, kad jų vidus pasisotino? Ne, stalas pilnas, atrodo, viskas yra surežisuota gražiai, bet nėra to, kas vidų patenkintų. Nėra tos laisvės, džiaugsmo, to tokio, net nežinau, kaip papasakoti. Kas iš jūsų matė išgelbėtą žmogų? Ja. Iš tikrųjų, išgelbėtas žmogus jisai švytė, ar ne? Jam nieks milijono nepadovanoja. Jam nieks kažko tai įspūdingo nepadarė, jis džiaugiasi. Deividas turėjo problemų darbę, žinai, jis su šypsena vaikščiojo. Argi jis nekeistuolis. Bet jis turi kažką tai viduje, kas jam džiaugsmą palaiko pastoviai. Ir mes turime ką pasakyti tokiems žmonėms, kurie ieško, kol Dievo vaikai prieis prie jų. Kas iš jūsų... gerai, kas išgelbėtas yra? Aha, gerai. O, čia visi, bandos jausmas, ne, keliam visi į ranką. Gerai. Išgelbėtas žmogus yra kaip... gal įsiverskim, žinot ką? 2 Korintiečiams 3 skyrių. Tenai parašyta. Antras Korintiečiams 3:2. Jūs esate mūsų laiškas įrašytas mūsų širdise, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodote esą Kristaus laiškas, mūsų tarnavimu parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Tai yra mūsų viduje, šventoji dvasia, kažką tai yra apgyvendinus, kad mus aplinkiniai nori skaityti, kaip laišką. Stebi, koks tu, kodėl tu toks. Ne? Iš kur pas tai ramybė, kada tu vietoj dizelio pripylį benzino. Ir mašina, taip, žinai, važiuoja, o tu galvoji, nieko tokio. Dievas turi planą viskam. Visi aplinkiniai, kuriem neturėtų dėl to skaudėti, pergyvena, o tas, kuriam turėtų skaudėti, jis ramus. Ir mes esame, žinai, žmonės, kurie viduje turi kažkokią tai laisvę, kažkokią tai džiaugsmą. Iš kur jisai atsiranda? Visų pirma, mūsų nuodėmės yra atleistos, ne? Šitas žmogus, jo nuodėmės nėra atleistos, jisai galvoja, kad jam reikia, žinai, nustoti nusidėti pagaliau. Kas iš jūsų yra bandęs nustoti nusidėti? Bandęs, ne? Kaip sekėsi? Nieko nesisekė? Man sekėsi. Pirmas 2 minutės po to, kai nusprendžiau. Ja. Paskui kažkaip tai, žinai, panikuot pradėjau, nes tos mintis kvailos krenta į galvą. Gerai, reikia iš eilės eiti, nes čia bus konfūzas. Atsiverskime Apreiškimo 3 skyrių. Mes grupelėje buvom praeitą savaitę, ar šią savaitę? Šią savaitę buvo, ne? Ir tenai Renata parodė vieną eilutę. Mes šiandien ją paskaitysime. Apreiškimo 3 skyrius 17 eilutė. Šitaip kalba neišgelbėtas žmogus. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia. Ar esate matę tokių žmonių, kurie sako, nieko man nebetrūksta.
viskas su manim tvarkoj. Ko tu dar nori? Žinai, ką tu nori man pasakyti? Ir ką Dievas jam sako? O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, bet turtas, aklas ir nuogas. Jeigu jis apsirengęs, kaip galim sakyti, kad nuogas? O tai, kad viduje jis galvoja, kad tai jo turtas, žinai, iš tikrųjų tai niekas yra. Ir šitas žmogus, būdamas rėmose, jisai galvoja, aš turiu išsilavinimą, aš turiu šeimą, žinai, aš turiu pinigų ir man nieko iš tikrųjų netrūksta. Bet jisai pamato žmogų kitą, kuris net nėra tose rėmose, atrodo, žinai, gal neturi šeimos, neturi pinigų, neturi išsilavinimo, atrodo, yra niekas, bet vienas dalykas, kas jame yra, žinai, piešim dar biškį, šypsena. O šitam yra, galim sakyti, lygų. Ta prasme, emociškai kartais pakilėjimas, kartais depresija. Ir kodėl šitas sako, kad aš viską turiu, bet žiūrėdamas į išgelbėtą žmogų, jisai yra, žinai, keistai jaučiasi. Mes čia nesenai tokią situaciją irgi stebėjom, kai vienas žmogus gyvena nuodėmėje, ne, kaip paleistuvystėje gyvena, ir gyvena kartu su savo giminaičiu. Ir tam giminaitis išgelbėtas žmogus negyvena paleistuvystėje. Ir sako, klausyk, žinai, gal davai ir tu, žinai, turėk vaikiną, žinai. Kodėl jisai nori, kad, žinai, giminaitis turėtų vaikiną? Todėl, kad jo paleistuvystė nėra gražu. O vat tas, žinai, džiaugsmas ir tyrumas yra kai kas ypatingo. Ir žiūri, va tas iš savo dėžutės, sako, tai tu gal irgi, žinai, davai, irgi nuodėmėj gyvenk ir man bus lengviau biški. Kodėl jisai stebi, jeigu sako, kad viską turi? Ar suprantate, vis dar nesudėtingai, ne? Gerai, ką šiandieną noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad mes esame stebimi dėl to, kad Dievas keičia mūsų gyvenimus taip, kaip žmonės nesugeba patys pasikeisti. Ir dabar artėja šventės, kada žmonės ieškos džiaugsmo. Ieškos džiaugsmo eglutės nusipirkime, ieškos džiaugsmo dovanėlių dovanojime, ne? Ieškos džiaugsmo. Kas iš jūsų žino apie tai, kad sausio 1 dieną daugiausiai žmonių bandys mesti rūkyti? Arba gerti, ne? Jo, tu mesi gerti irgi. Nuo sausio 1. O dabar turbūt pilni ir tie, žinai, prigrūsti stalčiai kol kas. Aha. Jie bandys naujo gyvenimą, bet naujas gyvenimas, jisai nėra įmanomas to, kuris gyvena dėžutėje, nes jisai net neįsivaizduoja, koks jis turėtų būti tas naujas gyvenimas. Žiūrėkit, čia Apreiškimo knygoj. Tas pats skyrius 18 eilutė. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum, ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Šitie žodžiai jie turi reikšmę. Visų pirma, aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso. Mes žinome, ką Dievo žodis kalba. Išgrynintas ugnyje auksas yra Dievo žodis, kuris buvo Dievas garantuoja, kad tai yra tiesa apie mus ir naudinga mūsų gyvenime. Antras dalykas, baltus drabužius. Žinot, kas yra balti drabužiai? Kaip jūs galvojate, yra kažkokia nuomonė kokia nors apie tai? Balti drabužiai yra, kai mes visi turime pas save nuomonę, ne? Ja? Kas iš jūsų didžiuojasi savo nuomonę pas save? Ne? Yra Dievas, kuris turi nuomonę apie mane. Ir kaip jūs galvojat, kokia jinai? Ar panašiai jūsų nuomonė apie save? Ne? Geresnė ar blogesnė? Pirmas, ne? Dievo nuomonė apie tave geresnė. Žinot, ką jisai galvoja apie tave? Jisai galvoja, kad tavo nuodėmės atleistos, tu esi baltas kaip sniegas. Kiti sako, baltas popieriaus lapas, ant kurio gali piešti tai, kad tu nori iš naujo, ne?
Jis sako, kad ta nuodėmė, kuria šiandieną gali nutikti tavo gyvenime, jinai nėra tai, dėl ko Dievas pradės ant tavęs pykti. Jinai yra tai, kas gali tave nuskriausti, bet Dievas apie tave galvos vis dar mylinčiai. Ir tai yra, balti drabužiai yra apsivilk Dievo nuomonę apie save. Kuomet sėdi namuose ir galvoja, esi slunkius, ne? Dėl to, kad, ir ten daug taškis mes galim parašyti, žinai, dėl to, kad, žinai, tingėjau ar tenai, dariau kažką negerai ir panašiai. Šitą nuomonę nusivilti ir apsivilkti Dievo nuomonę apie tave. O Dievas sako, man, žinai, stokis ir reik, aš tave noriu kai kur nuvesti. Aš sakau, ne, aš nepajėgus, žinai, aš kvailelis. Yra tai buvę. Yra tai buvo. Taigi, Dievas, ką mums siūlo, apsivilkti baltais drabužiais, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Kada mes galvojam apie save kvailus dalykus, mums gėda, ar ne? Ir kad nebūtų matoma ta kvailumo gėda, mąstykime, kaip Dievas apie mus mąsto. Ar galime mes pasakyti, Dievas mane myli tokį, koks aš esu ir jisai manim didžiuojasi? Kodėl? Sunku? Neuždirbai dar? Ar tu esi tikinti? Ane? Ar tu esi tikinti kuom? Savimi ar Dievu? Kuom? Dievu? Dievas sako, aš tavim didžiuojas tokia, kokia tu esi. Tiki? Taigi reiškia, gali pasakyti, ar ne? Ir mes galime pasakyti. Ir Dievas sako, pirk iš manęs, va tai, aš tau siūlau savo nuomonę apie tave. Ir aš tavim didžiuojasi. Ir žymiai labiau išlaisvina Dievo nuomonę apie mane, negu milijonas mano sąskaitoj. Arba pati didžiausia eglutė visų Klaipėdoj. Arba brangiausia dovanėlė. Arba dar kažkas mes galime, žinai, prigalvoti. Žymiai svarbiau yra, kad Dievas apie mane galvoja. Ir apskritai, jisai mane sukūrė, ar ne? Ir jisai mano tėvas yra. Argi ne jo nuomonė man svarbiausia? Ar gali būti kas nors svarbiau? Ar gali būti mano žmonos nuomonė svarbiau negu Dievo nuomonė? Natūraliai atrodo jo, ne? Mano žmona, svarbu, ką jin apie mane sako. Bet jeigu mano žmonai varžtelį išridėjo naktį ir ryte jinai atsikėlė nesutakoja ir dėl to, ką pamatė savo susivėlusią šukuosną, supyko ant manęs. Būna taip, ne? Čia, žinai, perkeltinė prasme. O Dievas ar būna, kad atsikelia su bloga nuotaika? Ne, jis visada myli. Jis nėra tas, kuris paskui emocijas vaikšto. Ir mes dėl to, jeigu mes apsivelkam Dievo nuomonę apie mus, argi mes netampam stabilus. Jeigu Dievas niekada nesikeičia. Ar ne? O šitas žmogus, jis yra gainėjimas visko, kas aplinkui. Kažkas nutiko blogo darbe, jis grįžo supykęs namo. Kažkas nutiko gero darbe, jis grįžo laimingas namo. Ne? Arba buvo kažkas gero darbe, jis grįžo namo, pamatė žmoną ir jisai vėl blogai jaučiasi. Arba atvirkščiai. Čia kaip pavyzdys. Ir jis yra gainėjimas visų vėjų. Ir dėl to mes esame kažkoks stebuklas, nes mes esame stabilus. Kas iš jūsų yra stabilus? O ne, aš kažką tai pasakiau, kas netiesa. Aš tikiu. Tu tiki, kad esi stabilus? Ne, mes irgi turime emocijas, ne, kartais mes nuliūstame, bet jeigu jūs įsikimbate į Dievo nuomonę apie jūs gali būti stabilus. Yra dar dalykas, į ką jūs galite įsikibti, vadinasi emocijos. Ir jos priklauso nuo oro, nuo žodžio kokio nors. Arba apskritai nuo kvailos minties ar protingos minties, ne? Jos nuo beleko priklauso. Ir jeigu išeis įkipsite, Biblija sako, kad tas pats, kas bandyti išsilaikyti įsikibus į voratinklį. Kaip jūs galvojat? Gerai sektųsi? Gal neeksperimentuokime, ne šitą variantą. Tai, kad Dievas sako, tai yra verta įsikibti.
Yra pamokslas internete, kur mes išvertėm, vadinasi neteisk atlikto darbo doktrinos. Būtinai paklausykite. Tenai kalba apie tai, kad tu neturi teisės apie save galvoti niekaip kitaip, negu kad Dievas apie tave galvoja. Kitaip mes ir esam sutrikę, ar ne? Kitaip mūsų gyvenime bardakas. Gerai, ar mes iš vis einam iš eilės čia kažkur ar neinam? Paskutinis šis dalykas to eilutėj buvo 18 eilutėj. Ir tepalą pasitepti akims, kad praregėtum. Neišgelbėtas žmogus, jisai negali matyti jokių šansų jo geram gyvenimui. Nes aš asmeniškai prieš daug metų, kai dar apie Dievą galvoju nieko nebuvo, man kilo toksai klausimas, kam gyvenimas apskritai reikalingas? Mano gyvenimas. Kam aš čia gyvenu? Ir tyrinėjau kokį pusę metų, galvojau, gal kažkokią protingą frazę atrasiu, kuri, duos kažkokią tai viziją. Ir man dasikasiau tik tai iki to, kad aš esu kaip gimęs mėsos gabaliukas ir dabar turiu rūpintis, kad jisai vis dar ant kojų užsilaikytų ir galiausiai, kai nebeišeis, jis bus atiduotas kirmeliukams suvalgyti. Jums yra kilę tokia mintis? Nėra kilę? Yra kilę. Ar žinot, kad šitas žmogus, jisai anksčiau ir vėliau daeis iki tokios minties? Kad jo gyvenimas vis dėlto baigėsi ir jo gyvenimas vis dėlto tuščias ir jo gyvenimas vis dėlto kirmeliukam nueis. Dėl to, kad pas jį yra kas tik tai, pas jį yra tai, ką galim pačiupinėti. Pas jį nėra Dievas, pas jį nėra kažkas didingesnio. Apskritai, kas bus po mirties, pas jį neegzistuoja. Jūs tikite, kad eisit po mirties į dangų arba į pragarą? Tikite, ne? O jam tokių dalykų nėra. Kokia tuštybė gyventi, jeigu žinai, kad viskas baigsis ir be reikalo milijonų uždirbau. Saliamonas sako, ne? Ką man tie turtai, jeigu po manęs jos gaus tas, kuris nieko neprisidėjo. Ar tas žmogus eina į kitokį lygį ir mes turime žinę jam. Kokią mes turime jam žinę? Kad Jėzus Kristus atėjo į šią žemę numirti už nuodėmes, kurias jisai turi, ir duoti jam šventąją dvasią, kuri atvers jam akis kitam gyvenimui. Mes turime tokią žinią. Ir mes patys turime tokį gyvenimą. Ir tą gyvenimą skaito tie žmonės. tą gyvenimą jie mato. Ir kai mes dabar per, nežinau kas, kur ten kalėdas švęs, nešvęs, važiuos su giminaičiai susitiks ar kažkas tai bus, žinot, tie žmonės, jie klaus, kodėl negeri. Tie žmonės klauso, kodėl tu negeri ir laimingas. O kaip tu šventi šventės? Ar tau toks nubodus gyvenimas yra? Žinai, iš tikrųjų jie mato, kad nenubodus. Iš tikrųjų jie mato, kad kai tik tai aš įsižioju, eina kažkokia tai frazė, kuri kerta jam tiesiai tenai, kur skauda. Ar ne? Pavyzdžiui, užduokite klausimą, kokia tavo gyvenimo prasmė. Iškart skauda žmogui girdėti. Jis nenori tokio klausimo. Ar ne? Ir jie skaito mus. Ir mes dabar, kai važiuosime kažkur tai, švesime kažkur tai, kažkas klausinės apie šventes, žinai, pasakykime, kad to šventės ne jos laimę atneša. Dievas atsiunčia mums šventąją dvasią, kuri atveria mums akis ir šičia ir sako, kad tau reikia tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Ir tas tepalas ir yra šventoji dvasia. Jėzus pasakė, Jono 8:36, sako, jei tad sūnus jūs išlaisvins, jei Jėzus Kristus jūs išlaisvins, iš tikrųjų būsite laisvi. Jeigu Dievas, jisai sako, ar nori, kad tavo nuodėmės būtų atleistos? Jeigu nori, aš tau turiu vieną pasiūlymą. Ar sutinki, kad tu man atiduodi visą tą tuštybę, kurią turi, o aš tau duodu tokią laisvę, kaip turi tas išgelbėtas žmogus, kurį matėjai? Ir aišku, tas žmogus jis nesupranta, žinai, ką išgelbėtas žmogus supranta. Taip kaip 1 Korintiečiams
2 skyriui, sako, kad pačiam gale ten, sako, kad neišgelbėtas žmogus, jisai nesupranta, žinai, dvasinių dalykų. O išgelbėtas žmogus supranta viską. Šitas žmogus supranta viską. Jisai turi kūną, jis turi sielą, jis turi dvasią. O jisai turi kūną, turi sielą, o jo dvasia ne, jinai yra, Biblija sako, kad jinai miega. Tol, kol Dievas neteina ir jos nepažadina. Jerūta, būtinai pasakys kažką tai. Ada? Neišgelbėtas žmogus, jisai turi dvasią, kuri miega. Gerai? Ir Dievas atsiunčia paskui, jeigu žmogus jisai sako, gerai, mano tos tuštybės užtenka mano gyvenime, aš nebenoriu. Tada jisai tą tuštybę meta laukan tam, kad gautų tai, ką Dievas siūlo. Ir mes kalbėjome daug visokiausių dalykų, ką Dievas siūlo. Dievas siūlo atleidimą už nuodėmes. Kas iš jūsų yra nusidėjėlis? Ne visi? Ne? Tu, Oda, tu irgi nespėjai rankos pakelti. Mes esam nusidėjėliai. Ir prieš ką mes esam nusidėjėliai, galite pasakyti? Prieš Dievą. Taigi tik Dievas gali atleisti. Ar ne? Ir tik jo atleidimo mums reikia. Ir šitas žmogus yra nusidėjėlis. Gal dar vieną vietą atverskim, paskutinę. Čia bus Jokūbo laiškas. Jokūbo 1 skyrius, 14 eilutė. Kiekvienas yra gundomas. Ar kiekvienas yra gundomas? Kiekvienas yra gundomas. Ar tai problema mūsų gyvenime? Oh yeah. Oh yeah. Kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Ar būna, kad mes ir suvilioti paskui būnam to viso reikalo? Pagundimo. Ar ne? Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Mes kiekvienas iš mūsų yra, jeigu mes šičia parašykime gundomas, ne? Gundomas ir tas pagundimas, jisai eina iki nuodėmės, nuodėmė, ir ant galo atlygis už nuodėmę yra kas? Mirtis, ne? Ir ant galo yra mirtis. Ir gundomas yra ir vienas, gundomas yra ir kitas. Ir vienas ir kitas ragauja mirties. Ar ne? Jūs būt nusidėję, kai būt neišgelbėti? Būt, ne? Ar tai linksma? Ne. Ar būt nusidėję, kai esate išgelbėti? Aha, ar tai linksma? Tai dar labiau nelinksma. Ja. Žiūrėkit, šitas jisai nusidėjęs, įsivaizduokite, nusidėjo ir ta nuodėmė duoda jam vaisių ir niekas tų nuodėmių jam neatleidžia. Ar linksmas tai gyvenimas? Tai yra gyvenimas, kur sunkėja ir sunkėja ir sunkėja, ar ne? Ir ta tuštybė didėja, ir tas nusivylimas didėja. Bet aš esu irgi gundomas. Ta nuodėmė irgi mane suvilioja. Ir aš irgi nusidedu ir ragauju mirties. Bet kodėl aš išlieku laimingas? Todėl, kad tą nuodėmę Dievas atleidžia man. Ir kai atleidžia, man nereikia nuliūsti dėl tos mirties. Suprantate? Ir mes esame kitokie dėl to, kad mūsų nuodėmės atleidžiamas ir mes esame laisvi ir stabilus ir džiaugiamės. Ir dėl to mus skaito kaip laiškus. Ir dėl to mes turime ypatingą žinią tiem žmonėms, kurie yra prarasti. Ar supratote apie ką šiandien? Galbūt buvo daug visko, ne? Bet iš tikrųjų trumpai ir aiškiai. Mus skaito ir mes turime žinią. Ir ta žinia yra, kad tavo nuodėmės irgi gali būti atleistas. Ir vienas iš nuostabiausių dalykų, kas porą savaičių mane, žinai,
įstrigo man į širdį. Šventoji dvasia atmerkė man akis. Argi tai nenuostabu yra? Kai buvom neišgelbėti, mes buvom toj dėžutėj, kur yra ta kultūra, žinai, tas toksai tuščias gyvenimas, ir dabar aš matau kur kas daugiau. Čia nesenai vieną pamokslą žiūrėjau mūsų, ir tenai reikėjo jį perrašyti, ir žiūriu, Saulius sako, kas iš jūsų mėgsta save žiūrėti per kamerą. Aš jau pripratau. Ir Saulius sako, kai žmogus tampa išgelbėtas, jisai pirmas pamato, kad medis žalias. Ar sutinkat su tam? O prieš tai, ką jisai matė? Jis nematė to medžio išvis, jis ėjo ir praėjo pro šalį. Ar ne? Pamatom vertybės, pamatom kažką tai tokio didingesnio. Gerai, nenoriu daugiau kalbėti apie tą patį. Mes turime žinią, mus stebi ir mes žinom, ką jam pasakyti. Kad nuodėmės yra atleidžiamas ir tau reikia praregėti, kad pamatytum, kokį aš nuostabų gyvenimą turiu. Gerai, dėkojam Dievui už tai, ką girdėjome. Palaimink diskusiją, kurią turėsim, ir tie klausimai, kurie mums iškilo šičia, kurie nebuvo atsakyti, ir daug drąsos mums užduoti. Dėkojam Viešpatie Jėzaus vardu už tai, ką girdėjom. Amen.